Sveiki. Na štai mes įžengėme į naująją erą. Ir ta naujoji era yra vandenio era, be ribų. Ir vis dėlto vis tiek žmonės dar vis naudoja visokias kortas, juodąją magiją ir taip toliau. Tai aš noriu pasakyti, nebesistengkite to daryti, neįkvokite savo energijos, nes tai yra velnio energija ir velnio energija jau nebeveiks švarių žmonių. Bet iš kitos pusės tai buvo visada. Jeigu švarus žmogus, gali ką nori ant jo prakeikti, ką nori ten daryti, jam neveiks, todėl kad jis nieko blogo nepadarė. Tai va, ir mano rankose tokios kortelės, kurias čia kaip ir vadinasi livingpowerful.com. Ir čia yra toks žmogeliukas rankos ir tipo kaip kūrėjo rankose. Bet čia yra tas velnias, kuris vis dėlto čia tokia žaidimo forma įvynioja mus į tokį ir gauti tos atsakymus ir, tokia žaidimo forma. Tai ir gražių, ir baisių šitų kortelių yra. Bet čia jau kaip čia pasakyti, vis tiek čia yra įvyniota į kažką. Ir žmogus nori kažkur rasti, paskaityti, kad jam pasakytų tą atsakymą. O atsakymas yra tik čia, kada mes meldžiamės. Meditacija padeda atsipalaiduoti, bet vis tiek pagrindinis įrankis yra malda. Ir po to mes matome per tą trečią akį tuos atsakymus. Mes galime pamatyti, ką mums kūrėjas sako, numerologija galbūt irgi gali padėti, skaičiai, jeigu su mumis kalba. Kūrėjas kalba su mumis per tai, kuo mes tikime, netgi per tuos žmonės, kurie mums svarbus. Galbūt tai yra kažkoks lyderis, galbūt tai ir jūsų mokytojas, galbūt tai mama, galbūt tėtis, galbūt sesė, teta, dėdė, gali būti ir per tuos žmonės, tais, kuriais mes tikime. Aš, kai prasidėjo pas mane tos visos nesąmonės, kai mane pradėjo vežti į vieną kartą į mikrobanginį, antrą kartą, tai aš tada gaunu tokį atsakymą. Ir Mija vieną sykį atėjo pas mane į sapnus, kitą kartą Irutė atėjo pas mane į sapnus, kitą sykį Evelina. Kartais aš pamatydavau sesę, arba Romeną, arba Jovitą. Tai per tuos žmonės, kuriuos mes mylime, kurie mums svarbus, gali kalbėti ir per juos. Tai aš jį paliksiu dar, galbūt mes padarysime profesionalų video, kada susitiksime su Jevgenijum, bet dabar aš neturiu tokios galimybės ir jėgų jų nėra. Tai video toks paprastas, trumpas, nenaudokite jokios juodosios magijos. Ir aišku, netgi ir tas siūlas užrištas, jeigu mes duosime galios čia, tai čia taip veikia, bet jeigu jūs pamesite tą siūlą, tai ką jūs neturite apsaugos? Ne, svarbiausia yra būti švariam ir turėti stiprų ryšį su kūrėju. Ir tada jūs gausite viską, viskas pas jūs ateis lengvai, paprastai, su lengvumu, viskas. Kuo daugiau džiaugsmo, meilės, energijos ir į dievišką palaimą. Tai štai taip toks trumpas video, tokiomis aplinkybėmis, kurių pas mane nėra tai padaryti. Aš jį paliksiu tiesiog, padaryti vėliau profesionalų video, galėsite patys pavartyti, pažiūrėti, bet nebesinaudokite, pagrindinis įrankis yra malda. Ir kai jūs pradėsite melstis ryte, vakare, su padėka, su meile, su prašymu, viską gausite. Viskas labai paprasta. Padarysiu dar vieną video, kaip ateina energija, mintis, manifestacija ir vėl prašymas. Labai paprastas, lengvas ratas. Mes jį naudosime, aš jums duosiu nemokamai. Iki malonaus, kaip visada, su didžiausia meile. Iki.